Šiek tiek apmaudu, kai susimoki už vaizdą, o gauni vaką. Rūkas. Jau biški prasisklaidė, čia prieš valandą išvis net apačios praktiškai nesimatė. Pragiedrėjo, daugiau matosi. Tai kol grožitės Portugalijos vaizdais, papasakosiu apie šalį. Realiai nustebino savo gražių vaizdų gausa. Tikrai nesitikėjau, kad čia tiek tų visokių vaizdų. Ir ne tik pakrantės vaizdai, kaip pavyzdžiui Malta, nes pavyzdžiui Maltai tai tik pakrantė gražiai, daugiau nėra ką žiūrėti. O čia ir kalnai, ir miškai. Tikrai yra ką pažiūrėti, šalis nėra tokia maža. Ten tą rytinę dalį neapsimoka važiuoti, geriau tiesiog visą pakrantę važiuoti nuo viršaus iki apačios, dar galima į kalnus užsukti, į Porto miestą būtinai užsukti, kam patinka kurortai, tai tą į apatinę dalį. Tikėjausi, kad bus šalis tokia labiau pietietiška, kad bus tokio chaoso, betvarkės, ten gal kokių šiukšlių ir panašiai. Realiai visiškai ne, vakarietiška tvarka, bet pietietiškas koloritas. Tai nėra, kad viskas niūru, pilka, juoda ir panašiai, kaip plius minus pas mus ten ar nežinau, Vokietijai kokioj. O čia viskas spalvota, visur visokie, nežinau, papuošimai, visaip stengiasi pasipuošti savo gatves, savo pastatus ir panašiai, tai akis tikrai džiaugiasi. Pakankamai švaru, šiukšlių matėm gal tik porą vietų. Tikrai žymiai mažiau nei ten kur nors Kosove, Albanija ir panašiai. Miestuose mažiau šiukšlių negu vakarų Europai, ten kokiai ten, nežinau, Vokietijai, Prancūzijai. Bomžą matėm gal tik tais vieną, visokių ten narkomanų ten ir panašiai ir šiaip kažkokių tartinų asmenų tikrai nedaug. Nu, aišku, sostiniai tai toks yra judesys didesnis negu mažesniuose miestuose, bet kaip ir visur. Dar šiandien tą sostinę dar giliau patyrinėsim. Šiaip tikrai faina, maloni šalis. Malonu čia būt, malonu keliaut. Aišku, nėra ir pigi, tikrai brangiau negu ten kokiuose Balkanuose, bet ir nėra brangiai, šiaip kainos, plius minus kaip Lietuvoje, sakyčiau, gal kai kur vietom ir žemesnis. Lisabonai brangiau, baruose, kavinėse tai gerokai brangiau negu ten tie patys patiekalai ir gėrimai mažesnėse miestuose, provincijai, bet nėra taip, kad neįkandama, tai jeigu neleisti ten visų atostogų tik Lisabonai, tai per kišenę labai nekirs, o kažkur kitur tai galima ir į restoraną nueiti ir ne vieną kartą pavalgyti, ir fast foodą kokį. Parduotuvėse kainos tai, plius minus kaip pas mus, kažkas brangiau, kažkas pigiau. Maistas tai labai skanus visur buvo, gal tik porą vietų, taip, ne tai, kad neskanus, bet toks, vidutiniškai valgomas. O pagrindė buvo skanus, bet parduotuvėse, ką nusipirkam, tik kokias dešras, mėsytės ir panašiai, parduotuvėse jau mažiau, sakyčiau, gal pusė per pusę, ne viskas tikrai skanu. Dėl kelių pradžiai visgi pergeriau, kai sakiau, kad keliai idealūs, tikrai neidealūs. Jeigu būčiau čia važiavęs su žemo profilio padangom, tikrai būčiau prakirtęs ne kartą. Kad ir kaip stengiasi tų duobių išvengti, vis tiek pataikai. Yra, aišku, gerų kelių, pagrindiniai keliai, magistraliniai, autostrados, tai tikrai neblogas, tikrai yra kur keliai, kur išvis idealūs kaip stiklas, bet kažkur nusuki, kaip mes mėgstam, kažkur ten gatveliam, vietinių keliukais, tai būna tikrai tragiškai. Panašiai kaip Lietuvoje. Turizmo prasme šalis, sakyčiau, beveik ideali, o gal net ir ideali, nes iš vienos pusės tai šalis pilnai pritaikyta turistam, visko čia pilna, ir viešbučių, ir automobilių nuomų, restoranų. Angliškai šneka didžioji dalis, būtent aptarnaujančio personalo. Buvo, aišku, pora žmonių, kur išvis ne žodžių nešnekėjo, bet čia, sakyčiau, gal labiau ten kažkokie asmeniniai principai. Šalis pritaikyta turistam, bet tai nėra turistinė šalis, kaip, pavyzdžiui, kokia, nežinau, ten Ispanija, Kanarai, kur tu atvažiuoji kaip turistas ir tą visi vietiniai žiūri kaip į pinigų maišą, kad tik kuo daugiau nutrešt. Čia šitą tikrai nesijautė. Pradedi šnekėt angliškai, iškart žmogus pradeda šypsotis, draugiškesnis pasidaro ir panašiai, nieks išvis nesistengia apgauti, kažkur išdurt, kažkokios pakišt meniu su kitokiom kainom, kai buvo Kanaruose, ne kartą susidūrėm. Nėra kažkokie priekabus, kaip pavyzdžiui, tai buvom Kretoje, ten irgi ne sezono metu, tai ten tiesiog eini gatvelė pro restoranus ir visi tie padavėjai ar vyrėjai ten tų restoranų stovi prie įėjimo ir tiesiog naglai tave ten kviečia, užeik, čia pas mus geriausias, čia pas mus poelgis, čia to nėra. Nieks tau nieko neperša, nieks tau nesistengia kažką parduoti ir panašiai, tai bet ir nėra ta šalis tokia, kad visiškai turistų nemačius, kaip ten, pavyzdžiui,
kaip Kosove važiavom, tai ten iš vis ten visi spoksojo, tiesiog ten žiūrėjo į tave, kaip nežinau, kaip į ateivį, kokį pirštais rodė ten vieni kitiems, žiūrėk, kas čia važiuoja. To irgi tikrai nėra, turistų čia daug tikrai kas ir angliškai šneka, čia ir vokiškai šneka, ir lietuvius netgi buvom išgirdę parduotuvėje. Tai pats tas aukso viduriukas, nėra, kad visiškai ta šalis nepritaikyta turistam ir nėra, kad jinai per daug turistinė. Galima pakilti liftu 7 aukštus link pilies. Tik kad ilgai laukti reikėjo, nors ir žmonių daug nebuvo, bet jis ilgai važiuoja. Mažai žmonių telpa. Atėjom prie pilies, labai daug turistų, nors pilis ir neveikia. Daug visokių turistinių parduotuvėlių, suvenyrų, ten taip toliau. Pilstė šitą karštą vyną, tai biški kainos nesveikos. Paprastas puodelis 10 eurų, didelis 15. Labai daug turistų. Kruiziniai laivai. Labai jau daug šiandien turistų. Buvo čia ir lietuvių. Žymieji tramvajai. Pagrindinė miesto aikštė. Čia bus naujų metų sutikimas. Kažkaip įdarėm, kad bus labai daug žmonių. Aikštė nors ir didelė, bet nėra jau tokia kosmiškai didelė, kad visi sutilptų. Centrinė gatvė, baisiai daug žmonių. Čia va tik toks protarpis, kad atrodo nėra, bet belė kiek. Nu, gal biškiau ir per daug tų žmonių. Kažkaip kituose mažesniuose miestuose, nežinau, labiau patinka to Lisaboną. Jau čia visgi yra ir tų ir bomžų visokio, ir tų paprašaikų, ir tų silinėtojų. Nedaug, bet tikrai yra. Vienas iš objektų liftas toksai, senovinis 1902 metais pastatytas. Neveikia, neaišku, ar šiandien neveikia, ar apskritai neveikia, bet, nu, liftas ir liftas. Čia toks įdomesnis 3D menas. Panašu, kad sulipdytas iš kažkokių tai šiukšlių rastų. Galbūt vandeninė ar panašiai. Tokios plastiko detalės, metalo. Gražus ir kokybiški grafičiai. Dar viena apžvalgos aikštelė. Nors iš mūsų namų daug kas matosi, bet iš arčiau irgi įdomiau pažiūrėti. Pilis matosi. Na ką, nauji metai. Lisabona. Lygiai 12 valanda. Kažkam linksma pačioj. Nusprendėm į koncertą neit, pažiūrėti fejerverkus pro langus, kai toks vaizdas ypač. Ten tolumoj tai visas miestas fejerverkas. Kažkaip prie mūsų nedaug, mūsų rajone mažai kas šaudo, bet tolumoj tai viskas šaudo. Tolumoj tas didelis, tai čia va, bus miesto pagrindinis fejerverkas. Lygtais nerodžiau mūsų daugiabučio iš išorės, tai va, tokio jisai dydžio, iškart išsiskiria iš tolo. Vakar buvom labai vėlyvi, šiandien labai ankstyvi, skubam į lėktuvą, 7 ryto beveik. Lėktuvas išskrenda 8:05, kažkas tokio. Tiesioginis metro į oro uostą yra vienas persėdimas su kitu metro, viena stotelė,
bet nusprendžiau geriau tą vieną stotelę nueiti pėsčiom, nes nėra taip, kad iš vieno išlipi į kitą įlipi, irgi ten tie perėjimai. Čia neaišku, kol to pirmo, kaip dažnai jisai važiuoja iš pat ryto, tai 700 metrų nėra toli, paprasčiau nueiti. Lisaboną likau nusivylęs. Čia, kur mūsų rajonas, tai viskas čia pakankamai tvarkinga, švaru ir taip toliau, bet ten pats centras, tai ten nėra gal taip žiauriai, gal kaip kokiam ten Paryžiui ar panašiai, bet vis tiek balto žmogaus beveik nesutiksi. Jau ten tokie rajonai, visokių ten Bangladešų ir taip toliau grupelėm susibūrė kaip getai kokie. Jau ten ir šiukšlių, ir bomžų, ir prašinėtojų, silinėtojų. Jau tas vat grynas toks jau turistinis miestas. O vakar aš skaitau, kad išmesta diena buvo iš kelionės. Aš kažkaip tai Lisabonai atidaviau pusantros dienos grubiai. Galvoju, vis tiek sostinė didelė, o realiai tai ten tiesiog stumėm laiką, nuvažiavom ten tą pažiūrėjom ir kaip ir viskas ir nebuvo ką veikti. Galvojom gal ką turą paimti autobusu, neaišku iš kur startuoja. Daug labai ten tų linijų skirtingų, ten gilintis ten juos ten reikėjo ir kainos ten pažiūrėjau kažkas apie 30 eurų žmogui. Tai tuktukų ekskursijom tai paklausėm, tai ten parodė kainą, kad ten iš vis 100 eurų žmogui tipo, bet sako už 60, tai iki galo nesupratau 60 būtų ar vienam ar abiem. Ir pažiūrėjom po to jau kaip tas centras atrodo, kiek ten tų visokių veikėjų, visokių įtartinų, tai nebesinorėjau tą koncertą, tai nusprendėm grįžti namo ir pažiūrėti fejerverkus pro savo vaizdą. Gal biškį ir klaida tame buvo, nes mūsų rajone nieks fejerverkų nešaudė. Aš taip įtariu, kad iš vis gal Lisabonai uždrausta buvo šaudyti paprastiems žmonėms, nes visur aplinkui, visur ten matėsi horizonte belė kiek tų fejerverkų buvo, pas mus praktiškai nei vieno. Tai bendrai apie Portugaliją, kad važiuoti tikrai verta, tikrai reikia, bet Lisaboną tai galima negaišti laiko vieną kitą objektą pažiūrėti, net galima net nelikti nakvoti. Iš namų išeidinėjom buvo 6:49 ir 7:03 mes jau metro. Čia vieną stotelę pėsčiom praėjo, tai visai neblogai. Klausimas, kada atvažiuos, kas vad nepatinka pas juos lyginant su visais kitais miestais, kad ant švieslenčių nerašo už kiek bus ir kažkokio grafiko nėra, nebent internete. Tu ateini į stotelę ir nežinai, kiek lauksi, ar minutę, ar 10 minučių. Septynios 21 mes jau atvažiavom, tai pusę valandos užtruko kelionė. Tai kai va, prieš tai rodžiau. Sistema gan paprasta, kai jau išsiaiškinai, nusipirki tokią kortelę, kainuoja 50 centų ir ją papildai. Gali papildyti vienkartiniais bilietais po €80, tai nėra kažkoks laikinas bilietas, kaip pas mus, aišku, gal ten kažkur taisyklėse ir parašyta, kad laikas ribotas, bet taip niekur nerašo, tik tais, kad vienkartinis bilietas. Tai realiai tu įeini į metro ir gali teoriškai važinėti kiek nori, persėsti iš vienos linijos į kitą, važiuoti atgal ir panašiai, nes į vieną kartą nuskainuoji įeidamas į metro ir vieną į pačią stotį ir vieną kartą išeidamas ir viskas. Arba yra dienos bilietas, 7 eurų kainuoja. Pirmyn atgal, tai neapsimoka, bet jeigu važiuoji 2 kartus į miestą, pavyzdžiui, per dieną, tai jau ir apsimoka tą dienos bilietą pasimti. Biškai prasideda prikolai. Čia yra terminal 1, terminal 2, pas mus terminal 2. Mes pradžių užėjom į terminal 1. Mums po to tik pažiūrėjom į bilietus, tai perėjom į terminal 2. Pagal ženklus visur ėjom. Atėjom kur, visur buvo gates. Ir į tą gates ir bandom skanuoti bilietą, kad praeiti tą patikrą. Ir neduoda. Va. Tik dabar pamatėm, kad čia nupieštas autobusas. Tai va, žodžiu, tai nuvedė mus prie kitų vartelių, ten irgi tas pats, po to sako, kad terminal 2 reikia važiuoti su autobusu. Biški toks neaiškumas irgi. Jau ne pirmą kartą oro uostuose, ten jie tas lentelės taip pastato, kad pirmą kartą nesuprasi normaliai. Tai va, reiškia iš viso terminal 1 net neįti į vidų, o va, važiuoti autobusu. Pagaliau praėjom tą patikrą, žodžiu, virš pusvalandžio, 35 minutės užtruko, nes mažai ten tų juostų dirbo, žmonių daug, bet spėjom va dabar prie eilės stovim, tai šitą lėktuvą liptai, viskas ok. Ir dar plus kokį 20 minučių užtrukom tarp terminalų, iš 1 į 2, tai va, kas keliausit, turėkit omeny, kad sausio 1 mažai kas nori dirbti,
darbuotojų trūksta, todėl bus didelės eilės ir jeigu terminalas 2 Lisabonai, tai minimum 20 minučių reikia pridėti prie planuojamo laiko. Nusileidom, spėkit kur, Maljorkoj. Pagalvosit, kad čia labai jau prabangiai keliaujam, kad visur iš eilės skrendam, bet ne, iš tikro čia persėdimas Maljorkai, tai čia buvo gerokai pigesni bilietai negu su kažkokiais kitais persėdimais ar juolab tiesioginių skrydžių. Tai jeigu galima pamatyti papildomą salą, net nesumokant daugiau, o netgi sutaupant, tai kodėl ne? Dabar ieškom mašinų nuomos. Padariau klaidą, nuomojantis, žodžiu, ten kai dariau tą rezervaciją, nurodžiau nuomos laiką nuo 12, grąžinimo laikas, automatiškai ten nusistatė 12, taip ir palikau, o pas mus lėktuvas ten išskrenda 5:45 lygtais. Ir dabar tik tais lėktuvė atsiverčiau tą lapą, kur ten atsiuntė su visom taisyklėm ir pasirodo, kad jie dirba tik tais nuo 8 iki 17:30 ir kitų laikų atseit negalima grąžinti, aš dar pašnekėsiu su jais. Gal visgi bus galima, nes mūsų planas buvo toks, kad nusnaust mašinoj, palikti mašiną ir tada jau naktį ir varyti lėktuvą, nes mes antros nakties neėmėm, nes kokia prasme, jeigu ten po 5 lėktuvas, dar reikia oro uoste būti grubiai 4, tai 3 išvažiuoti, 2 keltis, tai čia biškį nesąmonė, tai grubiai vakarą išnaudoju. Vis tiek viešbutį nesidėsim visą dieną, kažkur važinėsim, tai gal poros valandų tikrai neapsimoka. Blogiausiu atveju grąžinsim tada rytoj 17:30, pinigų atžvilgiu jokio skirtumo. Ten skaičiuojame ar taip už 2 dienas. Ir tada blūdinsim kažkur pėsčiom, o tada jau į oro uostą su taksi važiuosim. Nors ar taip į oro uostą teks važiuoti taksi, nes čia per tokį portalą Zest bukinau ir ten buvo visokių tų firmų ir buvo toksai opcija, kad firmos nerašo, tiesiog Zesto ten rekomenduota kompanija, kažkas tokio, tai galvoju, paeksperimentuosiu ir pasirinkau tą. Ir kaina buvo geriausia, ir sąlygos geriausias. O po to, kai jau sumokėjau, atsiuntė tą rezervacijos lapą, tai pasirodo, kad ta firma randasi ne oro uoste ir net ne prie oro uosto, o 6 km nuo jos. Tai bus šatlas iki tos firmos. Bet šatlas tai tik tais darbo metu. Tai kai mes išskrendam naktį, tai ar taip reikės takso. Dėl įdomumo suvedžiau tuos laikus, kaip turi būti, kad grąžintam 4 nakties, pavyzdžiui. Tai rodė tik tais, kad viena firma dirba tuo laiku ir ten jau kainos žymiai didesnės. Pinigų atžvilgių, sakyčiau, nieko nepraradom, bet turėsim biškį nepatogumų ten su taksais ir panašiai. Labai daug einam tuo oro uostu, labai didelis ir plus visą aukštą reikėjo praeiti iki bagažo, tada vėl visą aukštą atgal. Čia ne mes blūdėjom, o čia taip reikia. Jau nežinau, porą kilometrų turbūt, kilometrą tai tikrai. Ir dar neatėjom tam, ką reikia. Šiaip netaip radom, ilgai čia klaidžiam, instrukcijos neaiškios, netitinka kas yra. Žodžiu, ten pasuk ten, eik ten ir taip toliau, bet realiai išgelbėjo komentarai. Google reviews, ten su nuotraukom buvo kažkas pasidalino. Prastas naujienos, tai jokių galimybių grąžinti mašiną nedarbo laiku. Kas šiaip keista, pirmą kartą gyvenime matau tokią firmą, visur yra, kad tu gali pastatyti mašiną ir įmest raktus į dėžutę. Ir antra naujiena, kad ne iki 17:30 dirba, o iki 16. Tai gaunasi, kad mes čia gausim tą mašiną parą ir 3,5 valandas, o mokėsim už 2 paras. Tai realiai galima buvo vienai parai paimti. Arba geriau buvo paimti kitoje firmai, kur galima grąžinti mašiną bet kada. Tai va, čia mūsų mašiniukas. Ėmiau ten pilną draudimą, be išskaitos, be jokių avansų, rezervacijų ir taip toliau. Vis tiek paėmė 100 eurų tipo už kūrą ir už raktus. Bent jau 100, ne 1500, tai tikiuosi grąžinsim. Nes šiaip tai ten komentarus skaičiau, kad šitą firmą mėgsta ten po to ieškoti brėžimų, kurie nėra, kad negrąžint užstatą. Iškart pirmo taikymu važiuojam į kalnus. Nors pakrantės čia aišku gražios ir jas irgi pažiūrėsim turbūt, bet jau pakrančių šiaip prisižiūrėjom, o kalnų dar neužtenka. Važiavom čia į tokį turistinį senovinį miestelį Valdemosą. Ieškom kur pavalgyti. Kol kas nesiseka, nes arba uždaryta, arba kainos kosminės, arba reitingas labai prastas. Buvo net kavinė su reitingu 1,8. Visai gražus miestelis. Jeigu čia būtų pirmas atostogų taškas, tai tikrai sakyčiau, wow. Bet kai mes jau tokių prisižiūrėjom, tai
nebestebina. Gražu, bet nieko wow. Atėjom papietaut, užsakėm ne iš užkandžio, iš patiekalų, tai čia buvo kaip patiekalas, vištiena, 13 eurų ar 13,50 ir šitas buvo 10,90 lygtais. 2 koldūnai ir biški vištienos. Siaubas už tokias kainas, tai palyginus su Portugalija. Bent jau su vaizdais sėdim, bet vis tiek neverta. 30 eurų už porą užkandžių ir vyno taurę. Nu, po Portugalijos tai sunku į tokias kainas žiūrėti. Privažiavom čia tokį kalnų ežerą ir labai šalta. Prieš tai tam miestelį tai visai šilta buvo, 14 laipsnių rodė mašinos termometras. Su maikutė sėdėjau pradžiai net laukia prie staliuko, o čia tai labai šalta. Čia atrodo lyg kokie, nežinau, 2-5 laipsniai būtų gal. Ir iš nuotraukų ši vieta gražesnė atrodė, taip, nu, negali sakyti, kad negraži, bet wow efekto irgi nėra. Čia prie sekančio ežero. Jis jau didesnis, čia vaizdai biški geresni. Nu tai neblogi buvo, bet čia kažkiek įspūdingiau. Aišku, ne Austrija, bet irgi neblogai. O čia gražiausias kelias visoje saloje. O čia jau galima pavadinti fantastišku vaizdu. Čia tikrai verta važiuoti. Aišku, dar visur nebuvom, bet na, kiek žiūrėjau visokių vietų, tai čia turėtų būti numeris 1 vieta. Čia tokia turistinė, bet gamtos tokia graži vieta. Praeisim prie tuneliuką ir kažkur išeisim. Pati vieta nemokama, parkingas tiktais 2 eurai. Dar bus vienas tuneliukas. Rinkomės ar važiuoti šitą vietą, ar į tokį apžvalgos bokštą. Nu, ne visai bokštą, bet žodžiu, kitam salos gale. Pasirinkom šitą, na, aš manau, neprašuojam, nes vieta tikrai nestandartinė, įdomi. Ir išėjom čia į tokį tuščią erdvę tarp kalnų, uolų. Na, įspūdinga vieta iš tikrųjų. Įspūdingai atrodo. Kiek esu buvęs kalnuose, bet tokios vietos kaip šį nesu matęs. Čia tokia gaunasi tokia kaip aikštė.
ir apsupta tokių stačių aukštų kalnų. Tokioje vietoje dar tikrai nesu buvęs. Čia į tokį pološtą, iš kurio atsiveria labai daug vaizdo. Tik gaila nespėjom iki tamsos, nu bent jau tiek. Šiandienos mūsų viešbutis 55 eurai kartu su pusryčiais. Kaip čia viskas atrodo. Nieko mandro, paprastas, ko čia šviesos nėra. A čia iš viso lubų šviesos nėra, bet lubos tai kokios baisios. Bet čia vienas iš pigiausių. Po Portugalijos aišku brangu, bet iš visoje Maljorkai realiai geriausias variantas buvo. Randasi prie pat oro uosto. Nu, vonios kambarys tai toks gražesnis negu miegamas. Na, irgi toks remontas pigiai padarytas. Kaip iš pigiausio praktiškai, tai visai neblogai. Pasirodo ir balkoną turim. Nu, vaizdas toks pusėtinas. Miestelis nėra kažkoks ar gražus, ar jaukus, ar kažkoks, nu tiesiog. Nu ir nėra labai baisus, ar kažkoks prišiukšlintas ir panašiai. Tai nieko ypatingo žodžiu. Reikėjo čia biškį pavažinėti tom gatvelėm, kol radom mašiną priparkuoti, nu bet radom galiausiai.